Sveikučiai, so dabar bus Get Ready With Me. Pirmą, aišku, naudosiu prieš darant makiažą veido kremą. Ir man yra labai keista, nes šiaip aš tokius video labiausiai keliu į TikToką. Ten labiau dažniau skincare negu Get Ready With Me. Bet man keista, kad aš dabar į YouTube Get Ready With Me. Tai yra vienas iš geriausių mano veido kremų. Aš po šito Get Ready With Me, man šiaip labai būtų įdomu sužinot jūsų nuomonės ir visada komentuokit, arba jeigu norit, galite man asmeniškai parašyti. Tai ar jums patiks iš viso šis Get Ready With Me ir dar kad plus į YouTube. Ir aš net neturiu normalios, žinot, kameras, kai kartais ten, dažniausiai visi jaučiu. Tie jau YouTuberiai, kurie jau dažnai kelia, ir ten su normaliom kamerom, o aš su telefono kamera. Bet aš neturiu nieko daugiau. Ok, kitas dalykas, ką naudosime, tai yra toks BB cream, žodžiu kremas. Jis yra geriau, tavo odai ir mažiau užkemša poras ir taip toliau. Žodžiu. Dėjome ir man labai jis patinka, nes matot, atrodo tiesiog, kad realiai niekas nepasikeitė ir tiesiog čia kaip mano įprasta veido spalvos oda. Gerai, next we have. Gerai, mes turim bronzerį. Aš jį nusipirkau dar tik tai vakar ar užvakar. Žodžiu, jis labai irgi geras, jau vieną kartą naudojau, bet tipo ne tai, kad ant make-upo, bet šiaip pasibandyti, tai labai geras ir toks soft, labai good kokybė. Ir aš galėjau imtis, čia biškai highlighteris, bet galėjau imtis kaip va tokį, kaip realiai, kaip būna va tokie. Bet aš kažkaip pamačiau šitą ir galvoju, man šitas, manau, labiau patiktų ir patogiau man tiesiog šitaip tapti. Tai reikia šiaip įdėti ant nosies, tada virš kaktos, abiejų pusių žodžiu. Ir tada virš skruostikaulių ir paskui ten viską išblendinti. Biškai atrodo kaip kažkoks gyvūnėlis. Užnašut gal į stirną kokią. Jis tipo rudas, tai žodžiu. So, then užsidėjau ir bronzerį ir jau akivaizdžiai matosi skirtumas. Ok, next mes turime šitą highlighterį, jau prieš tai šiaip jį buvau rodžius. Bet dabar mes jį panaudosim, o ne vien parodysim. Tai gerai, su kuria man šią pusę? Gerai, tik su šitą. Jis labai, aš manau, jie tokie turi būti. Man labai patinka, kad jis tokio turi blizgesio daug. Ir šiaip aš čia tuos visus make-upo produktus, kur aš naudoju, aš juos gavau iš advento kalendoriaus, kai pirkaus ten, užsisakiau iš Revolution. Tai čia realiai visi dabar make-upo produktai, išskyrus 2 ir iš Revolution. Tai gerai, čia paimu jo, tai reikia ant nosies irgi, tada irgi reikia čia. Tada, aišku, man reiks dar daugiau jo paimti, nes čia truputį per mažai. Ir aš šiaip daraus make-upą labai retai, dažniausiai aš tiesiog užsidedu kažką ant lūpų, ten lūpų pieštuką, lūpdažį, tušą, blushą ir viskas. Tai jeigu jūs turit kažkokių tips, kur matot, kad man reikėtų padirbėti arba šiaip kažką, tai galite rašyti, nes aš žinok, tikrai priimsiu, nes aš sakau, aš labai retai darau tą full glam make-upą. Tai jo. Ir pavyzdžiui, aš pati dabar ką pastebiu, kad tu negalvotumėt, oi, čia jau tau ten 17 metų ir tu nieko neišmanai. Tai man atrodo, kad, aš nežinau, bet man atrodo, kad per daug užsidėjau bronzerio. Bet kitą kartą bandysime mažiau dėtis, nes aš sakau, aš jo niekada nenaudojau ir gal ir man netikti, bet man atrodo visai normaliai. Ten jeigu ką background'e my doggy, galite irgi duoti tipsų. Tai dabar next mes panaudosim šią pudrą.
Ji labai gera, tikrai labai, labai gera iš daug kitų žmonių nuomonių, žinau. Tai jau. Ok, tai pudrą mes dabar dedam ant plauką. Aš šiaip turiu tą, kur užsidėt, kad plaukai netrukdytų, bet kažkaip galvoju, šį kartą jis bejotai. Žodžiu, mes pudrą turim dėti ant kaktos. Nu, kad gautųsi kaip ta forma. Ir tada ant nosies. Ir tada dar ant smakro. Ok, pudra done. Dabar mes, aš gal kažkaip normalių kamerą. Nu, taip, stačiau. Dabar prieinam prie akių. Tai naudosiu antakių gelį. Tai pašukuosiu antakiukus ir... Ja. Šiaip jis irgi labai geras. Aš iš vis niekada gyvenime nenaudodavau antakių gelių, bet kai aš sužinau, kad tipo, tokius net galima naudoti, nu, aš žinodavau antakių tušą, bet aš realiai nežinodavau apie antakių gelį. Nu, gal žinodavau iš mamos ar kažką, bet aš jo niekada, kaip sakau, nenaudodavau, tai kai pabandžiau, man labai patiko. Tai va, dar vienas dalykas, ką šiaip naudoju, kai į mokyklą. Dabar. Žodžiu, šiaip čia yra get rid of me, tai aš irgi noriu kažkiek parodyti, ką aš darau, nes taip, būtų nesąmonė, jeigu aš tiesiog parodyčiau rezultatą ir tiesiog pasakyčiau, ką aš naudoju ir neparodyčiau, kaip dažau. Gal irgi būtų, nežinau, taip keista. By the way, aš labai norėčiau padaryti tą euforiją, šitą serialą euforiją, tą atranda tą kažkokį make-upą, kažką pabandyti, bet man reiktų nusipirkti ant tų kažkokių prikliuojimų arba tiesiog kažką neblizgučių, bet tų kaip stikerių. Aš nežinau, jie net nelipdau vietų. Kaip vas pavadinti? Nu, žodžiu, ką žinot, atranda, žinosite, ką aš turiu menį. Nes aš turiu tik blizgučių, bet man reiktų daugiau kažko meniško. Ok, dabar varome su tušu. Ir aš dabar, ką dažniausiai darau, tai aš nesidažau apatinių blakstienų, kai labiau paryškintų mano akis. Tai aš dažaus tik viršutinės blakstienas, tai aš dabar tą patį padarysiu. Čia truputį daug tušo, tai nuimkime. Šiaip aš norėjau, by the way, kad background eitų muzika, pasileisti muziką ir tiesiog vis tiek fainiau gal ir jum ir bla, ten kažkaip fainiau klausosi, žiūrisi. Ir aš grinai pamiršau, bet jau pradėjau taip video, tai baigsime taip. Jeigu jūs norėsite daugiau get rid of me ir kad kažką daugiau pasakočiau, tai jūs irgi man išykit YouTube gal kažką netgi. Nu, arba galite asmeniškai visada atrašau. Aš grinai pasidažiau jau tą blakstienas, bet realiai žinau, kad tikrai matos, kad to bronzerio per daug arba aš negerai kažkaip. Bet šiandien jis eis. Palikime taip. Aš tiesiog iš savęs mokaus, jūs galite iš manęs pasimokyti ir man čia nėra cringe, man čia nieko nėra. Tiesiog mes galim vieną kartą ir... Nu, realiai daug kas taip sako, bet... Tiesiog tai yra tiesa. Tiesiog reikia bandyti ir nesigėdyti, nes tu vis tiek kažkada kažką padarys tokį cringe ir tiesiog reikia move on. Bet aš jau pati žinau, kad aš tai padariau ir aš suprantu, bet ja. Kitas dalykas, mes naudosim šį glam blushą. Aš jį pamiršau užsidėti visiškai ir dabar mes nuo akių einame prie veido. Paskui bus lūpytas. Tai gerai, aš blushą šiaip dažniausiai deduos, nu čia va tokso, tik vieną didelį tašką ant vieno skruosto ir ant kitos skruosto, nes man realiai labai jo per daug nereikia, tai važiuokit grinai vienas taškas, nu toks realiai didesnis, tai kitas. Matot skirtumus. Čia belė kokį didumo. Nu, jau matysime irgi skirtumą paskui, kai subalantinsiu. Ok, so irgi blushas done. Ir manęs šiaip daug, realiai daug susilaukiu žinučių, kad jūs manęs klausėt, kad ką daryti, aš noriu ten pradėti filmuoti tiktokus ir aš nežinau kaip, arba bijau ten nuomonių klasiokų, arba draugų, arba kažko. Tai aš galiu jums tiesiog pasakyti, kad tiesiog, jeigu jūs norit, jums vis tiek reikės kažkada tai pabandyti padaryti, nes jūs to nežinosit, ką tai reiškia, ar jums iš vis... Gal net jums net nepatinka filmuoti, o gal kaip tik labai patinka ir užsimotyvuosit. Tai aš jūs motyvuoju, kad pabandykite tą vieną video postant, ten tarkim kokį Get Rid of Me, arba David Me, arba kažką. Jūs pačioj pradžioj vis tiek galit išjungti komentarus.
Jo, bet aš manau, kad heito tikrai, kiek pas mane jo yra, pas jumis tikrai nebus, nes pas mane dėl tokių dalykų to heito yra, kažkas gal jau pastebi, bet like, aš vis tiek moving on ir gyvenu ir tie heiteriai tegu heitina, jie neturi gyvenime ką veikti, tai sadly. Ok, tai dabar mes turime lip pencil, aš jeigu sakiau arba nesakau, jeigu ką, čia man sklerozė, jeigu jau sakiau. Gerai, vėliau mes dar panaudosime lūpų, čia realiai aliejus, bet jis toks labai sutikia blizgesio lūpom. Tai pirmą, aš nežinau, man jau krenta dalykėliai, aš nežinau, kurį man lūpdažį šį kartą, tipo ar su šitą, ar su šitą. Jų abiejų spalvos tamsios, bet šiaip aš visus kokius kelias kartus visus šitą darydavau. Tai manau dabar šį kartą su šitą lūpdažį, nes man šitas irgi vienas iš favorite. Tiesiog, aš taip myliu. Tamsiosnas spalvas. Hey guys, clock it. Gerai. Liko šitas. Lip oil. So yeah, this is my full makeup. Labai ačiū, kad žiūrėjot ir jeigu jums patiko, pakomentuokit, palaikinkit, pasubscribinkit. Bus ir daugiau video, ne vien tik tai ten get ready with me ar workoutai. So stay tuned. Love you all.